tinka ant saulė. Atvarėm su Tomu prie būdos. Galvoju, bus geriau. Vaizdas šiek tiek gražus nuo kalno. Dėl pačios būdos man kažkaip nelabai atrodo. Man tai cool atrodo. Tiesiog kaip dideliai nelabai. Nu jo, įspūdingai šiaip atrodo kaip statula. Ja, bet Bet gal kai ateini- kokių ten 5 štukų metų senumo, bet gaunasi taip, kad anksčiau 2014 tik pabaigta statyti. Tai per tos 10 metų atrodo, kad čia, nežinau, visiškai nėra prižiūrėta. Tiesiog. Nu jo, biškį apgriuvus. Aš dar buvau su šortais ir maikutė be rankovių ir pečių nebuvo uždengta. Tai turėjau nusipirkti sijonų ir skarelę užsidengti pečius. Kai Tomui viskas galima, Tomas jaučiu galėjo ateiti plikais kiaušiniais ir jam būtų viskas galima. Nes tik taip panom reikia užsidengti visus dalykus. Tai va. Šiaip dydis įspūdingas, visai nice. Bet kai ateini čia prie jos nusifotkinį, daugiau nebėra ką veikti. Bent jau mums taip atrodo. Su draugeliu. Vaizdas toks, nu šiaip visai įspūdingas. Pasidarėm cute nuotraukyčių prie būdos. Dar ryškėja, bet turėtų būti cool. Einam pamedituot? Ne, aš taip ramu. Aš tai ne. Gali prisėsti. Man reikia kompanijos. Taip pat pažiūrėk, kaip žmonės yra. Tai pažįstamos kompanijos. Susipažinsi. Tai kad jie tyli. Postais, rankų gestais, nežinau. Varėm su Tomu į Freedom Beach'ą, bet nuvarėm netyčia į Paradise Beach'ą, kur mus belė kaip nuskemino, turėjom sumokėti už įėjimą. Ir dar už rankšluosčių nuomą, ir dar depozito 500 batų turėjo palikti. Ir viskas mokama, apart gultų. Gultai už, nežinau, kilometrą nuo jūros. Ir pilna žmonių. O geriausia buvo, kad tokio paprašė 800 batų, kad ale prie pat gulėtum pakrantės. Jo, nors tu jau susimokė už bilietus 200 batų už vieną žmogų. Ir sako, tipo, visur galėsit nemokamai atsigulti, to kai ateini. Tipo, negali atsigulti bet kur. Nu, žodžiu, tai išvarėm tiesiog, palikom šaibas. Išleidom be reikalo pinigus. Ir atvarėm į Freedom Beach'ą. Ir einam per džiunglės iki paplūdimio. Žiauriai įdomiai šitą tokių įstoj parodysiu. Tai čia biškiau prasideda iššūkiai. Tokiu taku einam. Tai aš gal padėsiu telefoną. Žodžiu, yra virvė, tai visai gerai pasilaikyti. Smagu, biškiai kitoks our experiences. Ėjom taip fainai. Ir tiesiog priėjom šiukšlyną. Viskas sugadino šitas vaizdas. What the fuck? Tai va. Atėjom į Cute kavinę su Tomu.
Tomui nepatinka ant saulės sėdėti. Jau atsibodo saulė visą dieną. Labai cute, bet jinai žiauriai didelė. Ir labai juokinga, kad maistą nešioja ir reikia kiekvienam numerį. Nes tiesiog žmonių belia kiek, o neturi kažkokios sistemos. Bet šiaip cute labai. Sėdim tokioje vietoje su tokiu vaizdu. Bet Tomui nerūpi. Prisižiūrėjęs jis tų jūrų. Šešta diena Tailande. Ką? Tomo veidas jau raudonas. Nelabai matos per kamerą, bet biški nudegiai. Daromės vėžiais. Ir labai karšta. Kur varysiu? Ką? Kur aš varysiu? Joku nevarysiu, sakau, karšta labai. Jo, karšta. Atvarėm dabar šiom dviem naktim apsistoti palapinėse. Tai kol kas laukiam, nes negalim įsičekinti, nes per anksti atvarėm. Bet čia bus palapinių miestelis, kurio dar nesimato. Turėsim basiniuką. Ką norėsit? Tai dabar valgysiu. Taip, pusryčius. Pusryčiai 12 valandą. Normaliai. Dabar Lietuvoje yra rytas. Lietuvoje dabar yra, nežinau, 7 beveik. Nu, rytas. Čia mūsų palapinė. Tomas jau išeina kažkur. Tai va gyvensim 2 naktis. O. Užlipom į Monkey kalną. Tomas išsinogino. Nes belia kaip karšta, bet vaizdas taip belia ką. Nejauku būtų, jeigu užpultų. Gal ir ne. Visi pasiėmė papagalį, kad apsigintų nuo beždžionių. 2 kalakutai. Tomas nieko nepaėmė. 2 kalakutai yra. Mane jeigu pultų, tai tiesiog pati ginčiausi su Taši. Palapiniai miegi privačiai, bet tualetai ir dušai yra bendri, bet jie žiauriai faini. Tarkim, kriauklės, kur prausiesi, yra po atviru dangum. Nu, tualetai kaip tualetai, tai nerodysiu, bet dušai žiauriai nice. Va. Dušai irgi, nu čia gal nelabai švaru, bet tiesiog viršui dangus atviras ir tu tiesiog prausiesi po dangum. Labai cute šiaip. Naktį gal nelabai nice atrodo, bet šiaip tai dieną labai cute. Labai rekomenduoju šitą vietą. Valiukas. Kokia didelė valėja, what the fuck. Cute. Žodžiu, čia ir valiukų, ir dryžiukų daug.
Tai jeigu bijot vabzdžių, tai tikrai nerekomenduoju. Bet šiaip palapinėje užsidarius, tai nieks neateina, tai nereiktų bijoti. Žodžiu, kadangi dabar mažai žmonių, tai pagalvoju parodysiu ir baseiną. Nes yra čia dar ir baseinas, žiūri cool. Dar yra virtuvė, pusryčiai, pietus, vakarienė, kur gali valgyti, tai šiaip žiūri skanus maistas. Atrodo taip. Restoraniuką praėjom, čia šiaip chill zona. Ir baseiniukas. Nu, tamsoj tai nelabai veikia, bet šiaip labai nice diena.